Lightroomas yra labai gera programa, jei yra daug nuotraukų ir jas reikia kažkaip pasižymėti, atsirinkti ir po to jau atiduoti užsakovams ar tiesiog pasilikti tas, kurias publikuoji į archyvą, Instagramą ar bet kur kitur, kaip tik sugalvojate jas platinti. O kad pasižymėtume, yra begalės opcijų, kuriomis galima labai lengvai naudotis. Čia yra 148 nuotraukos, jau atrinktos ir kaip matot pažymėtos 5 žvaigždutėm visos, tai mes jas galima tiesiog atžymėti, kad būtų patogiau ir tuomet iš naujo padaryti pažymėjimą ir atsirinkti. Jų iš viso gal buvo 8-900 ir čia yra tai, kas man tiko ir ką aš pasilikau. Gerai, kaip galima žymėti? Einant per nuotraukas galima dėliotis žvaigždutes, galima dėliotis skirtingomis spalvomis, galima tiesiog iš pradžių žymėtis. Čia priklauso nuo to, kokia sistema yra pas jūs, kaip jūs apskritai susikūrėt tą sistemą, kad atpažintumėt ar surastumėt tas nuotraukas, kurių iš karto jums reikės. Aš dažniausiai 5 žvaigždutėm vertinu pačias geriausias, po to pradedu dėlioti spalvas, tai yra kurios eis į juodai baltas, kurias dar reikia kažką padaryti ir pagal spalvas susidėliojo. Pirmas variantas, ką galima padaryti, tai tiesiog eiti per nuotraukas ir žiūrėti, tarkim, gerai, šita patiko ir ką mes galim padaryti, tai yra pasižymėti su P raidė, uždėti vėliavėlę ir einam toliau. Gerai, šita patiko, vėl dedam vėliavėlę, galbūt čia gražu, vėliavėlę. Čia gražu, irgi vėliavėlę, taip susidėliojam tas nuotraukas, kurios mums atrodo vertos pažymėti ir keliauti su jomis toliau, kad atrinktume tik tas, kurios atrodo pačios geriausios ir vertos publikavimo ar išsiuntimo draugams. Dar viena, kuri atrodo tinkama, gerai, fontanas, galbūt ir tu pasižymėk. Ikarusas, prašau, taip galima žymėti ir gerai. Tarkim, daugiau nebėra, mes grįžtame vėl į visas nuotraukas, tą galima padaryti paspaudus G raidę kaip grid ir iš karto pakliūni į library. Ir dabar kaip atskirti, kurios nuotraukos yra pažymėtos, o kurios ne. Visų pirma matosi vėliavėlė, tai yra flag, kurios jau yra pažymėtos, o kur yra filtravimas apačioje, mes tiesiog spaudžiame ant vėliavėlės ir dabar rodo visas nuotraukas, kurios yra su vėliavėlėm. Čia vienas iš būdų, kaip jas galima pažymėti ir taip atsirinkti tas, kurios keliaus toliau iki galbūt tų 3-5 svarbiausių nuotraukų, kurios jums iš to įvykio, iš tos dienos, ką fotografavot, atrodys pačios geriausios. Gerai, čia vienas būdas, mes jį atšaukiam ir vėl grįžtam prie visų nuotraukų. Atsižymė su U raidė, vėliavėlė pašalinama ir vėl visos nuotraukos matosi. Kitas būdas, ką galima padaryti, tai eiti per nuotraukas ir žymėti skaičiais nuo 1 iki 5. 1 žvaigždė, 5 žvaigždės. Tai natūralu, kad vienas gali būti silpnesnis arba atvirkščiai. Čia, kaip sakiau, viskas priklauso nuo to, kokia pas jūs sistema yra ir kaip jūs ją susikūrėt. Gerai, šitą tarkim duodam 3 žvaigždės. Čia duodam 4 žvaigždės. Bėgam mes prie paskutinio. Gerai. Čia, tarkim, šitai duodam 5 žvaigždės. Čia dar 4. Aišku, kiekvieną būtų galima pasižymėti, bet tiesiog aš dabar rodau, kaip galima jas atskirti. Čia tebūnie 2 žvaigždės. Čia 3. Šitą man žiūrisi, duokim 4. Šitą gal ne, šitą tebūnie 5, kaip geriausia, kas galėjo būti. Gal net ir šitą 5. Čia svajojanti tebūnie irgi 5.
Šitam atspindžiui gal 4 duokime. Šitai fotosesijai irgi 5 duokim. Na ir šitam 5. Ir vėl grįžtame į visas nuotraukas su G raide, grid. Ir dabar filtruojame pagal žvaigždės. Tarkim, rodykit tik tas, kurios yra nuo 1 iki 2. Matome, kad rodo ir tas, kurios yra 4 žvaigždutėm įvertintos, 5, 3, 2. Rodo dėl to, kad čia pasirinktas nustatymas, kuris reiškia, kad rodo tas, kurios yra daugiau arba lygios 2 žvaigždėm. Antras reiškia, kad jos yra mažiau už 2 žvaigždutės arba lygios 2. Paskutinis yra, kurios tik tai 2. Gerai, mes pasirinkime, kad rodytų, tarkim, mažiau arba lygus 2. Ir čia pasirodo, kad rodo visas tas, kurios netgi ir nėra pažymėtos. Tai yra, jų įvertinimas yra 0. Jeigu mes pasirenkam lygus 2, rodo tik tai vieną nuotrauką, kuri yra 2 žvaigždutėm įvertinta. Nieko kito daugiau nerodo. Gerai, mes grįžtame prie tų, kurios yra nuo 2 ir daugiau įvertinimo ir žiūrim, ką mes pasirinkom. Gerai. Žvaigždučių nekeiskime, bet dabar mes galime rinktis spalvas. Nuo 6 iki 9, 6, 7, 8, 9. Šitie skaičiai reiškia skirtingas spalvas. Pagal tas spalvas aš pasirenkau, ką dar su nuotraukom darysiu. Tarkim, yra kelios nuotraukos, kurias aš norėčiau pasidaryti juodai baltas. Žiūrėdamas iš karto matau, aha, čia bus gerai juodai balta. Tai tebūnie 6 man bus raudona ir visos, kurios bus raudonos, jos turės būti juodai baltos jau galutinėme rezultate. Gerai, ir šitą pasirinkam raudoną ir šitą keliaus į juodai baltą. Viskas, vėl grįžtame prie visų ir dabar matome, kad jau yra 3 raudonuojančios. Filtre pasirenkam raudoną spalvą. Ir mums dabar rodo tik tai tas 3 nuotraukas, kurios yra raudonos ir kuriom mes darysim juodai baltą. Kad išjungtume, vėl spaudžiam ant raudono, vėl rodo mums bendrai visas. Jeigu didinam žvaigždučių skaičių iki 5, mums rodo tik tas, kurios yra su 5 žvaigždutėm. Jeigu 4, tuomet turėtų rodyti tos, kurios yra su 4 ir 5. Kuo toks vertinimas yra patogus ir kada aš jį daugiausiai naudoju, tai kada grįžti iš fotosesijos, iš renginio, iš vestuvių, krikštynų, parsineši 1000-2000 nuotraukų, susikrauni iš abiejų fotikų ir tuomet jau reikia atrinkinėti. Kai kada būna, kada yra kažkokia situacija ir tu padarai 10 nuotraukų. Iš tų 10 atrodo 3-4 gražiai žiūrisi, tai tas 3-4 gali pasižymėti 2 žvaigždutėm, gali pasižymėti 3, po to vėl prie jų grįžti ir galų gale pasilikti 1 arba 2 nuotraukas iš tos situacijos, kad peržiūrint jos nesikartotų ir kaip šitoje situacijoje yra tiltas, yra kiek iš kito kampo, čia jau iš arčiau, bet vėl tiltas, vėl tiltas. Tai iš tų 2 nuotraukų būtų galima pasirinkti vieną kažkurią. Čia plaukia laivas, čia to laivo nesimato, jis yra kiek toliau. Tai jeigu šita būtų daug gražesnė, ją galim pasižymėti kaip 5 žvaigždutėm, o iš šitos atimti 5, tai pažymėti kaip 1. Ir viskas. Šita yra daug pranašesnė už šitą ir pagal tai galima atsirinkti. Reitinguokitės, tik tai nepamirškit susikurti savo sistemą. Ją susikurti labai paprasta, ant lapelio pasirašyti, kad 5 žvaigždutės bus geriausia, 4 arti geriausios, 3 dar gal paimčiau ir pridėčiau, atiduočiau, 2 tiesiog plius minus galbūt gera, 1 iš bėdos. O su spalvom jau žaisti, kuriom ką reikia padaryti. Tarkim, pasižymėti, kad 8 green žalia ir tarkim visos žalios spalvos bus, kad reikia čia, neužtenka Lightroomo, reikia keltis į Photoshopą, nes reikės kažką pašalinti, kažką pridėti, kažką atimti. Ir žinosi, kad ateiname į
library, kur yra visos nuotraukos ir spaudžiam ant žalio ir matome, kad yra šita nuotrauka ir ją tikrai reikės retušuoti, nes vėlgi būna, kad keliauji per nuotraukas ir tuomet, šitoj reikės čia šitą galbūt lempą pašalinti ir gerai atsiminsiu. Ir kai nepasižymi niekaip ir dažniausiai po to neprisimeni ir taip praeina nesutvarkyta iki galo. Dėl to toks pasižymėjimas yra patogus ir žinant, kad visos žalios nuotraukos turi keliauti į Photoshopą ir tada lengviau jas atsimeni, ką čia norėjai pataisyti ir ką čia reikia padaryti. Dėl to Lightroomas man yra patogus ir visa ta reitingavimo, žymėjimo sistema, kuri yra čia viršuje arba apačioje, jin yra labai gera.